Istigo ezt te hívnak el, hogy engem is csak égve dobtak el. Vasario 26-27 dienomis Juozo Miltinio dramos teatre vyks režisieriaus Adomo Juškos premjera Priešinimosi melancholija. Spektaklis analizuoja, kaip skirtingai saujelė veikėjų elgiasi senosios santvarkos griūties akivaizdoje. Kas yra tvarka ir kas yra chaosas? Čia yra viena tokia esminių spektaklio ašių. Nagrinėjama iš labai įvairių aspektų. Tai yra ir muzikoje darna, harmonija, ir kur yra disonansas. Tai yra visuomenėje, tai yra žmogaus santykėje su įsupančiu pasauliu. Tai netgi yra derinimo sistemose instrumentų. Ir čia yra autoriaus stiprybė, jis paima kažkas tai vieną priešybę, pavyzdžiui, tvarka chaosas, arba kažkas, kas yra jėga, kuri priešinasi, kaip pasakyti, yra priešinimasis kažkokiai jėgai, tai kas priešinasi ir bando tą pasipriešinimą palaužti. Ir atrodo, kiekvieną situaciją gali analizuoti iš įvairių labai aspektų. Ir ta kažkokia tai priešinimosi tema vėlgi, iš ko ateina ta melancholija. Kam priešinasi šitie personažai. Jeigu aš pasakyčiau vieną kažkokį atsakymą, tas būtų neteisinga. Bet kiekvieną sceną žiūrint, aš taip tikiuosi, kiekvieną sceną žiūrint, stebint tos veikėjus, kad žmogus pats galės gvildenti, gal kas jam būtent atlieps tas spektaklis, ką jam atlieps. Spektaklio scenografija Laurina Liepaitė teigia, kad pagrindinė spektaklio scena vyksta traukinyje. Tai pagrindinis mūsų scenografijos elementas yra traukinys, tai prasideda pirma romano dalis, jį prasideda traukiniu, scena traukinyje. Tai mūsų atveju mes iš to traukinio taip ir neišlipam toliau, jisai tampa pagrindiniu elementu ir kitom scenom, kuriuose romane tarsi jau nebeegzistuoja traukinys, tai yra tokia įžanginė scena. Mūsų situacijai traukinys lieka visą laiką, tai yra tam tikras traukinio fragmentas, kuris kinta, virsta namais, virsta kupė vagonu, virsta restorano vagonu, bet visą tai turi tą sąlygą traukinio ir mes žaidžiam tose taisyklėse, tai yra labai kinematografiškas vaizdas, labai tikslus detalėse, tuo tarpu balansuojant su vaizdu, kuris lieka toks tarsi teatro dekoracijos kita pusė ar kino aikštelės kita pusė, nes dekoracija yra judanti ir jos judėjimo metu mes turim didžiulį kismą, tai tos aikštelės keičiasi ir mes turim tą tokią labai teatrinę ir labai tokią dekoracinę ir labai tokią ryškę vieną pusę, o kita jinai tampa ta tokia netvarka ir tas chaosas, iš kurios gimsta kažkokios labai didelės bendros scenos, kai tuo tarpu kažkokie solo dalykai arba labai tokie duetų dalykai vyksta labai tokio kinematografiškoje aplinkoje. Spektaklyje pagrindinius veikėjus įkūnys aktoriai Albinas Kelleris, Eleonora Koriznaitė, Aušra Pukelytė, Donatas Želvys ir kiti. Procesas buvo ganėtinai ir intensyvus, ir ganėtinai ilgas, nes mes pradėjom nuo tokių paruošimų ir repeticijų. Ir susipažinom su medžiaga, su filosofinė medžiaga, daug kalbėjom, daug diskutavom, daug darėm paruošimųjų tokių darbų, pratimų, tokių, kaip pasakyti, etiudų, kad pasiruošti, išminkštinti tą patį save ir išminkštinti ir įeiti į tą medžiagą. Nes pagal romaną čia Laslo Krasnohorkai romanas, didžiulis romanas, yra apie 400 puslapių, sudėtingas, labai gilus, labai gražus romanas, betgi romanas yra romanas, čia yra spektaklis. Bet tai yra ne tai, kad inscenizacija, tai truputį kitaip. Režisierius kūrė savo pasaulį. Visų pirma, tai spektaklis yra sudėtingas techniškai, nes labai norėjo režisierius ir ne tik šiame darbe, bet ir kitose savo darbuose lygiavertiškai įveiksminti ir muziką, ir scenografiją, tiek aktorių darbą ir tiesiog visus šituos dalykus, ypač turint ribotą laiką, tarkim, didžioji scena iki premjeros, yra sudėtinga juos visus taip greitai sulipdyti į bendrą dalyką. Dar be to veikia projekcijos, kas irgi yra didelis darbas, viską nufilmuoti, sudėti. Tiesiog aš žaviuosi labai, kad galiu matyti dirbant žmonės ne tik savo aktoriniai srity, bet ir kitose šitose meninėse sferose. Labai kruopščiai ir tikrai sunkiai tai. Labai graži medžiaga visų pirma, labai sudėtinga medžiaga. Tai yra toksai grinai vidujinis žmogus, kuris ieško gyvenimo prasmės,
kuris mato aplinkui vykstančius dalykus ir prieinantis išvadą, kad vis tik tai, norint išsaugoti save, reikia pasitraukti. Pasitraukti iš to bėgimo tako, atsiriboti, įdant išsaugotum pats save. Tai jis ir padaro, tai toks sunkus, sudėtingas personažas. Aš kuriu personažą Doriną, galbūt, nes yra kaip ir 4 pagrindiniai spektaklio tokie veikėjai ir yra kitų nemažai aktorių, kurie mes labiau turim tokią chameleonišką rolę, kur mes šiek tiek keičiamės, galim vienoje scenoje būti tokie, kitoje kiti. Tai vat, aš irgi gavau keletą netgi tokių vaidmenų, kas irgi yra labai įdomu, kaip aktoriai iššūkis tiesiog persiorientuoti, bandyti kelis dalykus įgyvendinti vienam spektaklyje. Tai yra labai įdomu, bet jeigu man taip asmeniškai, tai šitas spektaklis yra apie kažkokią griūtį ir kaip žmonės toje griūtyje iškyla arba irgi sugriūna kartu. Režisierius pirmą kartą stato spektaklį Juozo Miltinio dramos teatre ir teigia esantis labai patenkintas. Pirmas darbas čia, aš čia jau važinėjau, žiūrėjau spektaklius keletą metų, aš tai buvau kaip ir, vadinkim, nusižiūrėjęs tą teatrą, kad būtų įdomu čia sukurti, man atrodo, kad čia yra ką veikti. Ir aš sakyčiau, mano ta nuojauta tokia pasitvirtino, kad čia tikrai galima kurti, galima dirbti ir galima labai įdomių dalykų pačiame procese atradinėti. Aš negaliu pasakyti, kad šitas procesas iš kūrybinės pusės kažkuo iš esmės skiriasi nuo mano procesų Vilniuje ar Klaipėdoje. Bet aišku, vis tiek aš nesusidūriau su kažkokiom tai, kaip būna, gali būti kartais susiduri su trupėje problemomis ar kažko tokiu. Ne, aš iš tikrųjų yra labai daug labai darbščių žmonių, pradedant aktoriais, bet baigiant techniniu personalu, kurie absoliučiai aukojas dėl šito spektaklio, kad jis iš vis galėtų įvykti. Ir aš tai labai vertinu ir iš tikrųjų labai gerbiu tos žmonės, kurie ant tiek darbščiai dirba. Gerų žodžio apie režisierių negailėjo ir patys aktoriai. Talentingas žmogus, gilus žmogus, mąstantis žmogus, mokantis dirbti. Čia sukūrė didelį dalyką. Čia šitas spektaklis yra didžiaja dalim, tai yra didžiausia, netgi sakyčiau, dalim, tai yra režisieriaus spektaklis, režisieriaus, dailininkės spektaklis, kurį apjungia kompozitoriaus spektaklis, muzikinis apipavydalimas, dailininkės sukurti šitą visą pasaulį ir režisierius kaip demiurgas su aktoriais ir su visais šitais žmonėm, su scenografija, su kompozitorium, su režisūra, sujungia į šitą pasaulį, ką mes norime parodyti. Tai be galo sudėtingas, pastatyminiškai labai sudėtingas spektaklis, begaliniai sudėtingas, šviesos, muzika, scenografija, judesys, pastoviai. Tai ir visą tą valdyti, čia reikėjo režisieriui. Spektaklio priešinimosi Melancholija premjera Juozo Miltinio dramos teatre vasario 26-27 dienomis.